O dabar aš jums noriu parodyti dar vieną būdą lapelių formavimo. Viskas beveik tas pats, tik yra irgi šiokia tokia viena paslaptukė, kurią aš manau jūs panaudosit, ypač tinka formuojant, darant aguonų žiedą. Aš jau sudrėkinus lapelius, kaip jau ir darėm, tuo pačiu ten principu, klijuose įmirkinau ir lankstom irgi kaip rodžiau. Nesvarbu, į kurią pusę lenksi tą, ar į išorę, ar į vidų. Aš šiuo atveju lenkiu, kad išvirkščia pusė į vidų būtų. Ir darau tą armonikėlę, atlenkiu vieną kartą ir dar vieną. Bet aš lenkiu taip, kad į šitą smailą į galą plonėtų. Ir kitą tų lapelio pusę taip pat sulenkiu ir atlenksiu truputį atgal. Galite gręžti, jei pirštukų negaila. Šitaip man gaila ir tuo labiau, kad raudona dažų. Raudona, juoda labai dažų. Bet paskui tie dažai sunkiai nusiplauna. Ir pirštukai suskirsta nuo klijų. Šitą stipriai sugręžiu. Šiuo atveju aš nelaukiu, kadangi odytė čia plona, jeigu storesnė oda, tai truputį reiktų palaukti, kad tie visi mūsų tie kraštukai, čia jau nebūtina tempti į šonus, truputį paspaudžiu, truputį švelniai atitaisau ir truputį palenkiu. Čiučiut. Ir dabar yra tokių baikų, kad būtų lapelio viršus garbanotas, tiesiog paimu patį kraštuką, su nagais užnybu ir patempiu. Paskui kitoj vietoj kitą pusę patempiu. Ir dar su pincetu pačiam kraštukį suimu ir tiesiog. Bet reikia labai atsargiai stengtis, kad kuo daugiau tų raukšlelių išliktų. Čia tik su pačiu kraštuku to žiedlapių dirbam. Ir tas viršus turi toks būti garbanotas. Ir palieku džiūti. Truputį pakreipiam. Nereikia, kad kaip rožės būtų labai užsirietęs. Truputį čiučiu tik tai palenkt, kad jis. Kiekvienas lapelis vis kitaip susiformuos ir tuo ir yra visas gėlės grožis tame. Dar kartą parodau. Aš gal einu sužibėsiu šviesą, nes čia per tamsu. Bus geriau matyti, jau prieblanda pasidarius. O galit ir net lenkt, užteks ir šitai, pabandom taip. Paskui vis vien garbanosim čia mes. Galiu atlenkt vienoj pusėj taip, kitoj taip. Ir žiedas bus įdomesnis, kuo skirtingi. Gražiau atrodys, kai tie lapeliai bus skirtingesni.
Šiaip tai truputį būtų gerai, kad pastovėtų. Aš kadangi jums dabar demonstruoju, jis jau ir taip labai gražiai pasidarė. Ir aš jį gal kito ir nereiks taisytis ir taip jau gražiai vat. Šitą biskį. Norisi biskį žemyn nužnypt. Jį tiesiog čiučiut galiuku suimt ir sužnypt ir pasukt. Tai va tokių gaunasi. Tokių įdomių vingiukų. Kitoj vietoj šitai padarysim. Ir šičia. Ir patempi. Va, koks įdomus gaunasi. Ir aš jį vėl. Va kaip aš juos atremiu ką nors. Ir jie čia džiūsta. Formuojasi. Nu ir taip, kiekvieną lapelį. Pabandom šitą vat į gerąją pusę lenkt, pažiūrėsim, kaip įdomiai susilankstys. Kai vieną pusę lenkėm man gražiau gavosi. Nieko, mes dabar patampysim. Į vieną, į kitą pusę sugręžiuojam. Nieko čia daugiau nereik daryti, tik truputį va švelniai palenkiam. Švelniai. Aguonos ir būna tokie, netgi paplyšę tie krašteliai, susigarbanoja. Nu, ir palieku ramybėje. Nu, tai va, bandysit gal. Da vis nužiūriu, kad vis norisi kažko. Tai pradžiai tiek. Paskui rodysiu, kaip pritvirtinti užsegimus ir lapelius. Iki.